Eisim darbą, kaip viską dirba dirbtinis intelektas. O žinot, kaip šiemet keisis egzaminai? Tai ko dar laukti iš Vašingtono? O kodėl taip sunku patekti vairavimo egzaminą? Nieko nesuprantu. Brangs tarpinga tie bilietai. Kokios bus pensijos, kai sulauksim pensijos? Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Nužudomas Latvijos karo žvalgybos agentas, kuris žino, kas užgrobs jo šaliai. Tai išdavikas, kurį reikia surasti kuo greičiau. Ambicingiausias Baltijos šalių istorinis šnipų trileris Operacija O2. Šeštadienį 22:30 per LRT televiziją. Jie atsidūrė miške, nes tėvas pakluso pamotės nurodymui atsikratyti vaikų. Miške jie sutiko raganą. Ir nuo tos dienos brolis ir sesuo kovoja su savo praeitimi, kuri yra tamsa. Fantastinis siaubo filmas Jonukas ir Grytutė raganų medžiotojai. Šeštadienį 21 valandą per LRT televiziją. Esame krašte, kuris Lietuvai dovanojo be galo daug intelektualų. Čia auga 7767 ąžuolai. Dabar šitą skvėliukę dorkit. Draugiška Lietuva. Antradienį 19:30 per LRT televiziją. Vilkaviškin mes sugrįšim, užmezgėm su miestu ryšį. Gamtos dėsniai. Kai stipresnis suėda silpnesnį, o gražesnis nustelbia netokį gražų. Kai sumanesnis moka įsisukti ir gauti savo dalį pyrago. Tačiau ten, kur įsikiša brakonieriai, gamtos taisyklės sugriūna. Persiusim gamtos apsaugai, kreipti šiuos brakonierius. Žvėriškos istorijos jau greitai per LRT. Ar įmanoma sutarti dėl istorijos veikėjų ir įvykių šiandien? Mums turi būti detektyvas. Tada mes vis nesusikalbėsim. Mes jau 500 metų nesusišnekam. Aštrios temos. Man Brazauskas yra absoliučiai Sniečkaus žmogus. Svarbus klausimai. Ką dabar darom? Kodėl žmonės balsavo už Vaitkų? Kodėl lietuviai nori kentėti? Ir netikėti atradimai. O lėlė, Regimai, ką tu čia atradai? Neįspręsti istorijos ginčai. Antradieniais 21:30. Serialas sukėlęs sensaciją Ispanijoje. Apie aklą tikėjimą tapusį spastais. Gausybę apdovanojimų sulaukęs šokiruojantis serialas Mesijas. Ketvirtadieniais 21:30 per LRT Plius. Praleidai seriją? Žiūrėk ją LRT Epikoje. LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešnios, svajinga alternatyvia muzika atliekantis duetas Sakai. Tai esi dvynės? Mes trinukai esame. Geras. Taip. Ok. Pirmadienį 19 valandą žiūrėkite per LRT+. Simonas nežymiai dairosi į šalis. Matyti galima ir ausimis. Simona sėdi ant kėdės ir užsimerkusi medituoja. Visą vasarą filmai su garsiniu vaizdavimu. Jo veidrodiniuose akiniuose atsispindi paplūdimys. Kad kino istorijomis galėtų mėgautis ir žmonės turintys regos negalią. Jie nusiriša skarelę ir ją išpurto. Antradienio vakarais per LRT Plius. Gyvas? Abejoju. Tuoj pagyvensim. Kas yra? Nesu gyvai matęs. Gyvai ir tiesiogiai. Kiekvieną ketvirtadienį naujas vakaro šou Stonkus tiesiogiai. Tik per LRT. Jau filmuoja? Man žiūrėti čia? Ar turim talentų? Tik gerą figūrą. Ir ševeliūrą. Ką? Mes netinkam? Visi sako, aš gimęs būt žvaigždė. Pala, aš čia kažką praleidau. Nepraleiskite naujos laidos visai šeimai Mažasis brolis, kur šunys kalba mylimų aktorių balsais. Tik per LRT televiziją.